Sveiki, žaidimų gerbėjai. Šiandien profesoriaus Ritmo kanale pakalbėsime apie visų pamėgtą klasiką Twisted Metal 2. Manau, nesuklysiu ir sakydamas, kad šis žaidimas daugeliui buvo vienas iš pirmųjų susipažinimų su Sony PlayStation konsole ir aš esu neišimtis. Nors taip pat teko žaisti ir PC versiją. Tikriausiai atsimenat, kad intensyvaus besivaržymo turnyre metu lygiuose, ką nors susprogdinus, būdavo atveriamos naujos, prieš tai nepasiekiamos to lygio vietos, o įvedus tam tikras kombinacijas, dažniausiai atsitiktinai gaudavosi atlikti tam tikrus veiksmus, kaip pavyzdžiui pašokimas į viršų. Šiame filmuke būtent apie tai ir pakalbėsime. Nuo valdymo komandų, žaidimą keičiančių čytų ir slaptų personažų atrakinimo iki to, ką galima nuveikti kiekviename lygyje. Kągi, užsipilame kuro, užtaisome šovinius ir važiuojam. Pradėsime nuo ekrano valdymo komandų. Dalis šių komandų buvo surašytas manuale, bet ko gero savo laiku ne vienas iš mūsų tokio dalyko nebuvome matę. Be to, tos instrukcijos ten buvo neteisingos. Pavyzdžiui, parašyta, kad ginklų sąrašo tipas keičiamas spaudžiant Select ir į kairę. O kaip yra iš tiesų? Taigi būtent ekrano indikatoriai yra valdomi laikant nuspaustą Select mygtuką ir paspaudžiant vieną iš 4 krypčių. Dešinien įjungiamas ir išjungiamas galinio vaizdo veidrodėlis, kairien išjungiamas radaras, žemyn pasirenkama ir turimi ginklai atvaizduojami sąrašo ir ikonėlėmis, aukštyn keičiamas kameros kampas, o dviejų žaidėjų režime keičiama ekrano pjūvio padėtis vertikali ar horizontali. Advanced atakos būdavo atliekamos eilės tvarka paspaudus krypčių mygtukus, 3 iš jų nurodytos manuale, kitas siūloma atspėti patiems. Užšaldymas. Kairien, dešinien, aukštyn. Napalmas. Dešinien, kairien, aukštyn. Šuolis. Aukštyn, aukštyn, kairien. Skydas. Aukštyn, aukštyn, dešinien. Ataka atbulinė eiga. Tai yra iššaus jūsų pažymėtą ginklą iš automobilio galo. Kairien, dešinien, žemyn. Mina. Dešinien, kairien, žemyn. Nematomumas. Dešinien, žemyn, kairien, aukštyn. Taip pat galima paleisti net ir Minionų Special. Galima laikyti nuspaudus R2 mygtuką ir paspausti aukštyn, žemyn, aukštyn, aukštyn arba aukštyn, žemyn, aukštyn, aukštyn, R2. Atbulinės atakos kombinaciją galima prijungti prie napalmo ir užšaldymo komandų, jeigu neturite nei vieno ginklo savo sąraše. Kitaip tiesiog iššaus jūsų ginklą atbulinę kryptim. Taigi galinis užšaldymas. Galinis napalmas. Ir galiausiai sielos pardavimas, tai yra ginklų išmainimas į gyvybės. Kuo daugiau ginklų turite, tuo labiau prisipildys jūsų gyvybės tulpelis. Žemyn, aukštyn, dešinien, kairien, aukštyn, aukštyn, žemyn, žemyn. Dar vienas būdas gauti nedidelį gyvybės papildymą. Reikia pervažiuoti 10 pėsčiųjų viename lygyje. Jų negalima nušauti, reikia būtinai pervažiuoti. Įdomu tai, kad amerikietiškame žaidimo manuale yra aprašyti visi turnyro žiūrovai, o PAL versijoje šio puslapio trūksta. Taip pat prie pėsčiųjų nurodytas ir kalėdų senelis, kas yra dar viena manualo klaida, nes žaidėjų forumuose rašoma, kad Santą pavyksta sutikti tik PC versijoje, nors jis ir pavaizduotas PlayStation manuale. O jeigu žaidimas pasidaro per sunkus, ar norite jį šiek tiek paįvairinti, galite panaudoti cheatus. God Mode – nesibaigiančios gyvybės, ginklai ir turbo. Žaisdami nuspauskite L1, L2, R1, R2 ir įveskite šią kombinaciją. Aukštyn, žemyn, kairien, dešinien, dešinien, kairien, žemyn, aukštyn. Nesibaigianti gyvybė. Laikykite L1 ir R1 ir įveskite prieš tai minėtą tą pačią kombinaciją. Mega Guns. Jūsų automato šoviniai gali tapti tokie pat galingi kaip ir raketa. Laikykite nuspaudę automato šaudymo mygtuką ir įveskite tą pačią kombinaciją. Nesibaigianti šoviniai. Nuspauskite L2 ir R2 ir įveskite tą pačią kombinaciją. Mirties ratai. Nuspauskite R1 ir įveskite tą pačią kombinaciją. Panašu, kad šitas kodas veikia tik tai Axeliui.
Jį įvedus, kiekvieną kartą, kai atsitrenksite į priešininką, padarysite jam tiek pat žalos, kiek padaro ir galingą raketą. Automatiškai besitaikantis napalmas. Surinkite 3 napalmus, vieną išaukite, bet neatleiskite šovimo mygtuko. Įveskite aukštyn, žemyn, žemyn, kairien, 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 dešinien, dešinien. Jeigu įvedate teisingai, gausite 12 napalmų ir viršuje pamatysite žinutę. Prie kitų įvedamų kombinacijų grįšime vėliau, o dabar pažiūrėkime, ką galime nuveikti žaidimo lygiuose. Los Andžele galima susprogdinti Holivudo ženklą. Taip pat yra gličas, leidžiantis peršokti per tvorą ir pasivažinėti žaidimo fone. Maskvoje galima sunaikinti viską, su napalmu nuo rampos susprogdinti lazerį. Padėjus vieną bombą pačiame centre šviečiančio lazerio pado sunaikinsite visas kolonas iš karto. Plakatai ant sienos slepia slaptą kodą, kurio dėka su draugu galėsite žaisti slaptame Jet Moto lygyje. Paryžiuje su bomba galite susprogdinti Eifelio bokštą ir dalis jo nukris ant stogų, šitai padarydama tiltą. Geriausia tai daryti, jeigu bokšto viduje yra koks nors priešas. Įvažiavę į meno galeriją su napalmu sudeginkite paveikslus ir atrasite, kad po Mona Lisa slepiasi dar vienas kodas. Deja, žaidimo programuotojai Single Track padarė klaidą ir sumaišė kryptis vietomis. Kodas iš tiesų yra žemyn, aukštyn, L1 ir 1 ir jis leidžia pažaisti Cyberbee lygyje 2 žaidėjų režime. Sklando įvairūs mitai, kad įvedus šitą kodą, kai matomas Single Track logotipas, kraunant žaidimą, galima pamatyti slaptą filmuką. Deja, tai yra tik mitai ir jie nepasitvirtino. Labiausiai tikėtina, kad tai yra klaida. Amazonė. Čia pora statulų slepia tunelį, taip pat galite važiuoti kai kuriuos pastatus. New Yorkas. Galite pakeisti laisvės statulos išvaizdą priklausomai nuo paleistų raketų galingumo. Čia galite atrasti ir biblioteką, ir baseiną. Šiame lygyje slepiasi dar vienas kodas, su kuriuo galite atrakinti Svytuv. Aukštyn L1 trikampis dešinien. Antarktika. Jeigu žaidžiate PC versiją, galite surasti Kalėdų senelį, o šiaip nieko slapto nėra, visas lygis pats save sunaikina. Jeigu radote Kalėdų senelį PlayStation versijoje, būtinai palikite komentarą. Olandija. Čia galite susprogdinti vėjo malūnus. Hongkongas. Galite sunaikinti metro arba juo pasivažinėti. Jeigu pavyks užšokti ant metro stogo, pasiekus tam tikrą tašką gausite Train Ride bonus. Taip pat ant jų stogo parašytas dar vienas slaptas kodas. Žemyn, kairien ir 1 žemyn.
Su juo atrakinsite Rooftops lygį 2 žaidėjų režime. Juokinga, kad silpnoji šio lygio boso Dartooth vieta yra minėtas tunelis. Žaidžiant normaliai, jisai pradeda gana smarkiai atakuoti, jeigu bandai pasislėpti tame tunelyje. Tačiau su nemirtingumo kodais galima jį prisivilioti į vidų ir jam įvažiavus jis čia užstringa. O kaip panaudoti lygiuose matytus slaptus kodus? Naujų arenų kodai veikia tik 2 žaidėjų režime Challenge Mode. Lygio pasirinkimo ekrane pakankamai lėtai, skubėti tikrai nereikia, įveskite šias kombinacijas. Jet Moto. Aukštyn, žemyn, dešinėn R1. Rooftops. Žemyn, kairėn, R1, žemyn. Suburbia. Žemyn, aukštyn, L1, R1. Svytuf atrakinimo kodą pamatytą New Yorko lygyje reikia vesti žaidėjo pasirinkimo ekrane. Aukštyn, L1, trikampis dešinėn. Taip pat galite atrakinti ir Minion įvedę L1, aukštyn, žemyn, kairėn. Minion kodo žaidime nėra, greičiausiai jis buvo perduotas per žurnalus ar demo diskus. Pabaigai dar keletas įdomybių. Ar žinote, kad galite žaidimo personažą pasirinkti atsitiktinai, jeigu žaidėjo pasirinkimo ekrane paspausite R1? Žaidimo diską galite paleisti per muzikos grotuvą ir pradedant nuo antro garso takelio galėsite pasiklausyti šio žaidimo muzikos. Pabaigai paminėsiu apie šių dienų galimybės Twisted Metal 2 PC versiją pažaisti online multiplayer režimu. Techniškai tai padaryti gana paprasta, tai reikia kompiuterį parsisiųsti zipą iš fanų svetainės twistedmetal2.cu ir paleidus jų launcherį pasirinkti multiplayer mod. Atsidariusime lange galima įsirašyti savo niką, sukonfigūruoti vaizdą ir kitus nustatymus, o kai būsite pasiruošę, čia visiškai paprastai galite pakurti savo žaidimo sesiją arba prisijungti prie samos. Detali instrukcija yra minėtame fanų puslapyje. O sudėtingoji dalis yra rasti su kuo pažaisti, nes šiuo metu žaidėjų aktyvumas ganėtinai mažas. Fanų svetainė rodo serverio statusą ir nors vienas kitas žmogus žaidėjas būna online, žaidimai nevyksta. Taigi, jeigu norite kartu pažaisti šį žaidimą, palikite komentarą ir kai susirinks pakankamai norinčių, galėsime susitarti laiką ir pažaisti didesnėje grupėje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrite ir domitės. Iki.